Būti baltarusiu šiuo metu tikrai nėra pats geriausias metas. Ir aš tikrai neskleidžiu šovinistinių nuotaikų ir tikrai nekurstau rasinės ar tautinės neapykantos. Tiesiog kalbu iš ekonominės pusės, o čia Baltarusijoje tikrai ne pyragai. Siautėja valiutų krizė, parduotuvėse tuštėja lentynos, o dar šiek tiek pinigų turintys baltarusiai su nostalgija gręžiojasi į Vilniaus pusę. Iš Vilniaus su ta pačia nostalgija į rytus žvelgia ir mūsų šalies verslininkai. Ne vienas jų pripažįsta, kad būtent baltarusiai, jie brangieji ir jų noras gyventi vakarietiškai padėjo išgyventi mūsų verslui pačius gūdžiausius krizės metus. Tad apie tai, ką pirko ar tuk į medį 3 kartus dar pirks Lietuvoje baltarusiai, pasakoja Skirmantas Jankauskas ir Rasa Tapinienė. Sakoma, niekas taip nesuartina kaimynų kaip neveikiantis liftas arba globalesniais masteliais kalbant, buksuojanti ekonomika. Mes pigesnių prekių važiuojame į Lenkiją. Tuo tarpu mūsų parduotuvių lentyną šluoja baltarusiai. Ar tiksliau šlavė, kol jų duris nepasibeldė krizė. 2009-10 ne vienam Lietuvos verslininkui galėjo būti paskutiniai, jei ne kaimynai iš rytų. Aš turbūt pasakyčiau nepalaikė, o tiesiog leido mum išgyventi. Dėl to, kad vartojimas čia Lietuvoje vidaus, importinių baldų, įvežamų baldų buvo absoliučiai kritęs. Absoliučiai. Tai yra tikrai lietuvių klientų bučiuodavom rankas kiekvieną matėjus. Kai mes Lenkijoje pirkom pigią jų vištieną, baltarusiai vežimėlius krovėsi ne tik lietuviškus kumpius. Pas mus pirkdavo, labai gerai pirko buitinę techniką, turiu galvoje televizorius. Pats mačiau ne vieną kartą, kaip plazmas pirko. Labai gerai pirko drabužius ir avalinę. Ir taip, ateidavo laiko praleisti, kas bowlingą teko matyti ir lydėti vieną delegaciją, kad galėtų vyrai pasilikti, o moteris palakstyti po Akropolį. Per mėnesį Akropolyje buvo galima sutikti ir 4000 baltarusių. Taip jie sudarė tik nedidelę dalį tų beveik 45 milijonų čia apsilankiusiųjų per metus. Tačiau pinigas spaudė mažiau nei lietuviai. Iš pat pradžių mes čia darėm tokias apklausėlės, sviravo nuo 3 iki $500. Bet tai buvo krepšelis didesnis už tai, kad sužinojom priežastį. Tai kaip minėjau, kaimynam, visai laiptiniai, giminiai pirkdavo. O paskui, kai jų dažniau pradėjo važiuoti, tai jie jau pirkdavosi savo, tai iš karto ir krepšelis sumažėjo. Ilgainiui vidutinė baltarusių išleidžiama suma Akropolyje nusistovėjo ties 500 litų. Dar po kelis ar keliasdešimt tūkstančių jie palikdavo baldų parduotuvėse. Būtų labai sunku nustatyti, ar tai yra 50 ar 60%, tuo labiau, kad čia galbūt santykis kiekybė-kokybė nėra tolygus, kadangi kartais tai gali būti vienas pirkėjas, kuris apsiperka, tarkim, už 80 000 litų, kitą mėnesį tai galbūt yra 5 pirkėjai, kurie kiekvienas pavieniai perka apie 2-3 tūkstančius litų išleidžia. Aišku, važiuoja labiausiai pasiturintys klientai, kadangi yra prasmė tikrai sutaupyti Lietuvoje. Pigesnių prekių nelabai perka ir, aišku, pirkdavo tas prekes, kurios tilpdavo į lengvą automobilį, džipą ar mikroautobusiuką. Kai sumos solidžios, nuo jų skaičiuojami mokesčiai slidūs. Aišku, yra gudrių tų baltarusių, kurie tiesiog paima ir nusiveža į muitinės sandėlius į Minską ir ten susimokėja nedidelius mokesčius, įsiveža į šalį jau legaliai. Didžioji dauguma, aišku, Lietuvos pasienė susigrąžina lietuviškus mokesčius, o Baltarusijos pasienyje stengiasi išvengti mokesčių. Ten be abejo yra ir galimybės išvengti fiziniam asmeniui. Tai yra net kai kuriais atvejais nėra ir privaloma mokėti, jeigu ir suma neviršyje labai didelių verčių, ar svoris nėra labai didelis. Kainos Vilniuje ir Minske skiriasi kaip diena ir naktis. Tarkim, baldas čia įvertintas 1000 litų, ten gali atsieiti ir 1700. Tai jeigu pas mus susigrąžina ir mokesčius ir gauna, pavyzdžiui, iki 20% nuolaidą, tai jau gaunas 600 litų. Tenai didelių nuolaidų jie nelabai gali gauti, nes mokesčiai įvežant iš užsienio yra pakankamai dideli, plus yra pakankamai sudėtinga įvežti. Tokiu atveju jie gali maksimum kainą gauti gal 1300 litų. Nereikia būti aritmetikos genijumi, kad suskaičiuotum, sutaupama kone 2 O tada jau prabunda godumas. Gal vis dėlto galima 3? Labai stipriai derasi Baltarusiai.
mes be abejo linkę labai geras jiem kainas siūlyti, kadangi mums pirkinys pinigų atėjimas iš šalies tikrai nekenkia ir labai padeda. Jisai buvo įdomus pirkėjas Baltarusis. Vis dėlto jisai, matot, lietuvis ateina nusipirkti tikrai savo reikalingą daiktą, o ne apsipirkti. O Baltarusis atvažiuoja apsipirkti. Tai jis jau savo leidžia tikrai didesnį krepšelį. Aš negaliu, žinoma, palyginti, skaičių neturiu, bet pati logika leidžia tai, kad lietuvis gali 2-3 kartus ateiti per dieną, jeigu reikia ten kažką. O Baltarusis to išleisdamas 60 eurų už vizą, tai aš tikrai jis apsiperka. Nelinkę jie permokėti ir už nekilnojamąjį turtą. Taip, tai yra įdomus faktas, kad kaimynai iš rytų karts nuo karto kažką nusipirka, kartais ir prabangų dalyką, pavyzdžiui, namą viršinti 1 milijoną eurų arba, tarkim, butą, kurio kvadrato kaina viršė 10 000, kas yra, šiaip įdomu ir kartais neįprasta rinkai, bet toli gražu jų nėra daug ir toli gražu jie tikrai nepermoka. Tai yra, jeigu jie perka turtą, tikrai jie neperka už kažkokią didesnę negu rinkos kainą ar nesidera ir panašiai. Tai yra mitas. Tai yra lygiai toks pat reiklus pirkėjas, kuris turi savo norų, interesų, turi derybinių sugebėjimų ir tikėtis, kad atvažiuos kažkoks turtingas žmogus, lengvai tikės ir nusipirks daiktą už didesnį negu rinkos kainą yra tiesiog naivu. Ir tikrai ne naivus, o apsukrus būtų tinkamesnis apibūdinimas žmogui, kuris santaupas laiko ne kojinėje ir net ne savo šalies banke. Tikrai ne grinais, tai dažniausiai atsiskaitimas vyksta pavedimais. Retas, kuris kortelėm, aišku, mažesnės sumas dažniausiai būna atsiskaitomas. Dažniausiai tai yra daromi pavedimai ir iš užsienio bankų. Retsykiais ir iš lietuviškų bankų, bet dažniausiai iš užsienio bankų. Deja, panašu, kad Katino dienos Lietuvos verslininkams bent jau kol kas baigėsi. Šiuo metu tų Baltarusių yra nesumažėję, galiu pasakyti, dingę visiškai. Turbūt įtakoja tas automobilių varimas į Rusiją, Kazakstaną, Baltarusiją ar kažkur kitur, tiksliai net negaliu pasakyti. Ir susidariusios didelės eilės pasienyje atbaido tos pasiturinčius žmonės, kadangi jie tikrai nėra linkę stovėti po 8 ar 6 valandas pasienyje vien dėl to, kad sutaupyti 1-2 tūkstantį litų. Įvairios kalbos sklinda dėl Baltarusių, kad baltarusiams sunkiau valiutos yra įsigyti. Gal viena iš tokių priežasčių. Kita, kiek yra girdėta, dėl automobilių muitai keičiasi. Dabar iš tikrųjų baltarusiai perka automobilius. Trečioji priežastis turbūt taupo žmonės. Kai žinot, turbūt Baltarusiai, kai sunku įsigyti valiutą, jeigu kas įsigyja, tai jau skaitosi turbūt nebeleisto taupyti. Keityklose keistis, reiškia, grinus baltarusiškus rublius Lietuvoje yra gana beviltiškas reikalas. Praktiškai nei vienas bankas nekeičia. Šita valiuta yra tokia nestabili ir mūsų bankai nesiima šitos rizikos. Be to, banknotų pristatymas atgal į Baltarusiją supirktų irgi yra problematiškas. Pati bendrauju su klientais, ir vakar buvo atvažiavusi viena mūsų pirkėja. Kas yra baisiausia dabar? Dabar yra baisiausia nežinomybė, kadangi šiuo metu, aišku, oficialių žinių nėra, bet baltarusai laukia devalvacijos. Ką tai reiškia? Trumpai tariant, chaosas. Reiškia, iš tikrųjų jų visa valiutos rinka sustojo, pasakykim, ir stagnuoja. Ir pagrindinė priežastis, kuri ir sukėlė visą tą stagnaciją, iš tikrųjų giluminė yra ta, kad Baltarusija negavo kreditų iš Rusijos. Jos pastoviai gaudavo ir nebegavo. Ko pasekoj Centrinis bankas nustojo daryti intervencijas rinkoje ir palaikyti kursą. Centrinio banko nustatytas oficialus kursas kiek daugiau nei 3000 baltarusiškų rublių už dolerį yra kone 2 mažesnis nei prašoma tarpbankinėje rinkoje. Finansų analitikai prognozuoja, kad maždaug toks ir turėtų stabilizuotis šį mėnesį. Iš tikrųjų, mes kalbam apie artimąją perspektyvą. Jeigu bankam nuėmus apribojimus, reiškia, jie galėtų prekiauti laisvai, tai mano, kad stabilizuosis tarp 5 ir 6 tūkstančių, kas yra 2 pigiau negu kad buvo iki šių metų pradžios, kas iš esmės yra devalvacija. Analitikai nesiryžta prognozuoti, kas bus tolimesnėje ateityje. Jeigu žiūrėti nuotaikas, tai prieš tai žmonės be abejo visi labai bijojo devalvacijos ir labai norėjo jos išvengti. Tačiau pamatę šitą chaosą,
bent jau kiek teko kalbėti su pačiais baltarusais, tai šiuo chaosu valdžia pasiekė tai, kad žmonės padėkos, kad jau įvyko devalvacija ir situacija yra aiški. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka, pasak ekspertų, dėl krizės Baltarusijoje ne tik nenukentės, bet netgi turės naudos. Galvoti, kad, tarkim, kaip galbūt mažmeninėje prekyboje, kad jų staigus sumažėjimas stipriai įtakotų kažkaip kainas, lūkesčius, tikrai ne. Galbūt netgi rinka būtų sveikesnė, nes kai kartais žmonės prisiklausę kalbų ir gandų apie Baltarusius iš tikrųjų pradeda lauktis įvairių tokių lūkesčių, nerealistinių, kad atvažiuos turtingas baltarusas ir nupirks žymiai brangiau. Tai galbūt šito klausimo eskalavimas kažkiek kai kuriems rinkos dalyviams tiesiog padėtų realistiškiau pažvelgti savo turtą ir į rinką apskritai. Optimizmo nepraranda ir prekybininkai, sulaukiantys vis daugiau lietuvių pirkėjų. Prieš metus tai buvo žmonės, kurie pirko iš santaupų ir tik iš santaupų. Dabar vėlgi atsiranda tų vadinamų paskolinių klientų, kurie eina į bankus, bankai labai atsargiai, bet dalina paskolas ir atsiranda jaunų šeimų, kurie akivaizdžiai perka, tarkim, ne iš santaupų, o iš paskolų. Lietuvių pirkėjas tapo galbūt biški savo leidžiantis daugiau. Ne tik tai taupyti, bet jis leidžia jau savo biški ir išleisti. Gal praėjo tas toks baimės laikotarpis, kad bus kiekvieną dieną vis blogyn ir blogyn. Ką ten sako Merfio dėsnis? Prieš pagerėdama situacija visada pablogėja.